Sveiki gyvi. Šiandien trupučiuką orai pradėjo šilti, į geresnę pusę pradėjo tai ir atėjau pasižiūrėti savo lauką. Nes nebuvo prasmės vaikščioti po tos laukus ir žiūrėti, kas ten buvo, kas nutiko. Vienu žodžiu, šiame rapsų lauke dar prieš tuos pašalimus spėjau pasitręšti su kasu. Ir čia buvo va šita dalis, o čia šalia liucernos. Čia dabar iš kito lauko galo esu. Ten, jeigu atsimena, ten tas tolumoje stulpas. Ir čia va yra dirbta, kaip sakiau, bandymas bus toksai, čia bus viena technologija, ten toliau bus kita technologija, šiek tiek. Tai va dar prieš spėjau nusipurkšti nuo žolių, čia yra trikertės, matosi. Naudojau korveto, vien dėl to, kad pas manęs yra ramunių nemažai. Bet jos jau matot, šiek tiek yra apsiraitę. Rudenį čia, priminsiu, nebuvo purkšta jokio herbicido. Tai ką pastebiu, tik tai šiek tiek, kur su grynų kasu ir bioversijo buvo grau ir sponžas naudotas. Tai trupučiuką biškį, kaip minėjau, yra šiek tiek tų lapų apdeginimų. Šiek tiek yra daugeliau. Nes aš taip kaip ir galvojau, taip ir yra. Kasas šiek tiek vis dėlto, grynas kasas jisai šiek tiek apdegina lapus, ypač, sakykime, pavasarį. Rapsas aplamai jisai yra toksai jautresnis trupučiuką, yra tiem apdeginimu. Tai prie to paties dar užsuksiu ir į liucerną pasižiūrėti. Čia jaučiu gal šiek tiek kliuvo ir liucernai to korveto. Tai liucerna, aišku, matosi apsiraičias pakraščiukas vos. Nors vėjas buvo į tą pusę, skaitykim, bet vis tiek. Liucerna čia dabar yra antrametė. Irgi tas pats yra, matot, trikertės žvaginės. Šiek tiek tai negyva, kad teks naudoti kažkokį herbicidą, patvarkyti biškį šiek tiek. Šiemet dar nėra kritiška, bet. Tai dabar reikės irgi šiek tiek jau liucerna pradėjo želti. Tai reikės kažkokį biškį paaktyvinti ją trupučiuką. Naudosiu aš savo tą tradiciškai plocher sistemą. Pirmam purškimui dabar pavasarį dėsiu humusingos dirvos 0,5 litro. Lapų melasos, paskui augalų lygtais dolomito, ten po 200 gramų ir gal dar magnio sulfato irgi. Ten jinai vadinasi plocher kombilapai, tą visą sistemą. Nes praeitais metais naudojau, tai viskas ko puikiausia. Galima būtų dar pabandyti liucernai paaktyvinti ir tą Invigor Plus. Ten toksai yra irgi ten paaktyvinti fotosintezei. Toks variantas ir ten trupučiukai yra mikroelementų, kalcio, ten mangano, molibdeno pagaminti, po biškį visko yra. O liucernai tai tas labai gerai iš pavasario. Pabandysim gal. Tarp kitko, internete pamačiau tokią, Facebook'e pamačiau tokią naują tokią internetinę parduotuvę, GoFarm vadinasi. Tai kas man patiko, kad ten viskas vienoje vietoje yra, daug visko nuo trąšų iki herbicido ir visokie biostimulantų, visko, ko tik tai reikia, kaip sakoma. Jeigu, pavyzdžiui, pritrukai kažkiek tai, gali užsisakei ir tau atveža, sakykime, tą nedidelį kiekį. Tau nereikia sukt galvos, žiūrėti, kaip parsivežti, kaip ką, toks pliusas yra šitos, nežinau. Tai pabandykit, pažiūrėkit to internetiniai parduotuviai, tai gal patiks. Kainos ten žiūri tokios nesikandžiančios.
Tai manau, kad turėtų pasiteisinti. Tai va. Na, o toliau žiūrim rapsą. Rapsas, kaip ir sakau, šičia yra dabar nuo žolių nupurštas, patreštas. Dabar važiuosiu greičiausiai jau su kokiu nors stimuliantu. Nu, jau matosi, kai kurie jau stiebai jau žiedus stumia į viršų. Jau laikas būtų sušilti. Nors jau dabar jau savaitgalį, šį savaitgalį ateinantį jau prognozuoja, kad truputėlį sušils. Tai manau, pulsim sėją. Įsėję į pulsim. Tai va, sėsiu šiemet pupas, žirnius ir soją. Tai va, soja bus ten anam laukelį tenais. Ten buvo tarpiniai pasėliai. Tarp kitko, tarpinėse pasėliuose buvo pas manęs įsėta sojos. Buvo įdėta priedų. Bet čia atskira tema, tai atskirai ir pakalbėsim apie tą. Tai va, dar trumpai biškučiuką įbėgsi į savo kviečius. Dabar čia realiai kažkokia skirtumo labai didelio nėra, kai biški vėliau bus, kai pradės kilti rapsas, tada parodysiu. Gal ir iš drono pasikelsiu, parodysiu, biški koks skirtumas yra. Ten, kai kas prašė parodyti, ten, kur su Gaspardo ir su Sumo sėta. Tai taip vaikščiojant, tai iš esmės tai nelabai ten matosi skirtumo didelio. Nu, aišku, Gaspardo trupučiuką, kur šiaudų daugiau, yra rečiau. Bet pažiūrėsim iš viršaus. Su dronu pasikelsim, pažiūrėsim. Realiau matysim. Tai va. Važiuojam į kviečius, pasižiūrim ten, kokie yra skirtumai. Dar tiesa, nepaminėjau, kad čia buvo paimti lapų mėginiai. Justinas išvežė į Olandiją. Yra rezultatai. Būtinai pasidalinsiu su jumis. Pažiūrėsis. Bet čia tie rezultatai yra tos dienos, sakykime, to momento. Ir nes rapsas jisai intensyviai auga, tai čia reikia ganėtinai dažnai, jeigu nori daryti tos tyrimus, kad tikrą tą rezultatą pamatyti. Bet rezultatai gan įdomus. Na, kviečius irgi taip pat biški šiek tiek tas atšalimas biški pristabdė, sakykime. Tai va, tai čia dabar randuosi, čia yra miksas pas manęs pasėtas, Vendelinas ir Valhalas. Ir čia vat, jeigu taip pasižiūrėtume, yra irgi taip pat, va šičia jau padaryta. Nu, pavyzdžiui, purškimas yra darytas su be melasos, sakykime. Čia buvo grau ir sponžas dėta šičia. O čia va šalimais, sakykime, yra su melasa. Jeigu tai pažiūrėjęs, nežinau, kamera, aišku, gal labai ir neperteiks, bet akivaizdžiai matosi trupučiuką, kad šiek tiek yra mažiau augalai padeginti. Šiek tiek. Na, iš esmės tas padeginimas, jisai nieko baisaus čia nesudaro dėl to, kad paprasčiausiai čia yra seni lapai. Nu, ten tas vienas kitas yra, sakykime, tas viduriukas yra jau išleistas lapelis, o, sakykime, pagrindė tai čia padeginant tos senuosius lapus. Tai va, tai kaip ir minėjau, čia buvo tas variantas, po to rudenį matysim toliau, kaip elgsimės. Bet nėra tos gražios, labai gražios žalios spalvos, kadangi kol kas yra šalta. Nėra tų augalų vegetacijos normalios tokios ir nematome to tokio gražaus rezultato. Čia tarp kitko padariau dar ir dirvos aktyvumą, bet ant kiek jisai bus realus, su ne vienu kalbėjom
kad jisai realiai tas aktyvumas, nu, kaip jis yra momentinis, nes tas aktyvumas keičiasi net per dieną kelis kartus, sakykim, bet įdomumo dėlei įdomu būtų pažiūrėti kokie ten tie rezultatai bus. Tai va, o šiaip tai, kol kas, ką aš žinau, gan normaliai atrodo kviečiai. Pažiūrėsim, ar pasiteisins mano tas variantas. Nu, daug kas, aišku, mane lazdavoja už tai, kad aš darau tą miksą. Na, bet aš manau, ne vienas ūkininkas daro šitą variantą. Ir aš nepropaguoju šito dalyko, bet toks kaip variantas. Nu, nusprendžiau pabandžiau. Man atrodo gražiai. O kaip bus, tai bus matyti. Tai va, šičia, kur su melasa, tai čia kažkas klausė ten to pilno recepto. Tai jisai būtų šiaip buvo 200 litrų melasos, 7 litrai tos vadinamos aktyvuotos melasos. Po to buvo pusė litro dėta plocher humusinga dirva ir 200 gramų lapų melasos. Ir viskas. Jo. O čia, kur buvo šitam dėta, kur bandymas, kur sakiau, be melasos, tai ten buvo grau ir sponžas po 100 gramų įdėta. Savikaina, nežinau, reikia skaičiuoti, aš dabar taip atmintinai nesumesiu, bet galima sumesti. Kiek ten gavosi, tai sakykime, galėčiau parašyti apačioje, kiek maždaug tas purškimas ir kiek tas purškimas gavosi. Palyginimai. O rudenį žiūrėsim derlių. Po to čia nežinau, gal darysim kažkokį dar bandymą, bet nenoriu labai iš anksto kažką tai save užsiprogramuoti, nes po to, jeigu nepavyks, tai padaryti, tai paskui negražiai skambėti. Tai va, tiek žinių dabar tam kartui, iki sekančio susimatymo. Ate.